Sveiki visi ir šiandien mes žaidžiam Vanilla Minecrafto Survival, ar kažkaip ten, kaip ten pavadinsi. Ir jo, šiandien yra tokia diena, labai trumpas epizodas, nes aš tiesiog, nu, negaliu daug, nes tu reikia varyti darbų, iškėti dirbti. Taigi jo, aš tiesiog šiandien norėjau parodyti tą pažangą, ką padariau. Tai aš iš tikrųjų biškį apkeliavau į tą pusę, pastačiau enchanting table su šitie knygų, tai jau, nežinau, ten gal 18 level maksimum galima enchantint. Jo, štai dalykai, kurių turim, biškį molio kasiausi. Čia va, kaip tą kambarį ten viską dariau, kiek iškasiau. Tai žodžiu, aš jau žinau, kad paruošiau fermą. Ir štai yra jinai. Ir jūs galėtumėte įvertinti, ar jinai graži ar ne. Nes man tai iš tikrųjų graži, šitai man tai tinka raudonai. Tik tai, kad čia tų privelda, tai rodo, kad nesąmonį. Bet iš tikrųjų tai šičia šviesos, tai tikrai reikia šitų ir šitai visai gražiai atrodo. Tik man šitai važiuoja trukdo. Tai aš nežinau, gal reikės, jeigu labai atrodys, kai ir užaugs tie ryžiai ir ką čia beauginsim, tai jeigu labai matysis, tai tada reiks tikrai pakeist į kad vanduo būtų tiesiog. Tai jo, kaip matau, čia viskas susitlėšia, viską paskaičiau. Iš pradžių dar šitam krašte nelabai trešėsi. Tai ten gruzas buvo, bet va jau iškart paaugo netgi biškį. Ir po šito epizodo, kai aš jums čia viską dabar aprodysiu ir viską, labai mažai sėklų, bet aš buvau jų netgi kirstis. Tai jo, tai va padariau šitos man bent jau gražius laiptus. Ir šitą fermą iš tikrųjų čia dar plus dadėjau. Jie iš tikrųjų bus didelė, nes jau žiūrėkit, ten 50 galės pasodinti, tai įsivaizduot, kai viskas užaugs, pavyzdžiui, ir žiauru šiai bus. Čia yra cukranendrių tokią vietelę palikau, nes vis tiek paprasto maisto mums daugiau reikia. O aš cukranendrių vietelę palikau, po to čia iškasiau tunelį. Tunelis čia yra, pataikiau iškast visiškai šalia karvių fermos. Bet tokia čia ir ferma. Tai va, ką aš darysiu, beje, reikia nuvaryti pasimti 4 vytus. Žodžiu, ką aš dabar, va, dėl to ir sakiau, kad trumpas, nes aš tiesiog turiu dabar važiuoti daryti darbų, tų, kurių reikia daryti ten ir, dar beje galime sukraftinti šiaip. Plus double grass gavau. Šitos odos. Ok. Pakeliui sukraftinam popieriaus. Jo. Ok. Ir varom šitaip tada. Popieriaus netgi lieka normaliai, tai galim čia įdėti. Dar medžio turim, tai ta pačia proga dar net ir galim pagaminti bookshelf. Dar kažkiek gaunasi, jo, dar šitiek, dar 3 gausi, dar jeigu medžio pasimtumėt, kiek čia medžio reikia, 6, kuriam 7 būtinai įsidėjo. What the fuck? Pachui. Ok. Šitaip. Ir jo, tikiuosi iš mikrofono neusimutinės. Kur aš čia esu atnešiau? What the fuck, aš plaukiu iš vis. Jo. Taigi. Gerai. Ir čia tiesiog laikin, bet labai daug, aš kadangi čia dėsiu dabar, tai man reikia rūmą pasidaryti, nes aš dabar labai daug medžių tada praleisiu. Jo, nešusi 4 vytus. Pas karvės jau ten praveisiau vieną, 2 karvės jau išfarminau. Šitį va, biškį avių pakirtau, tai gavau šitos mėsos. Karvatės, jūs irgi 2. Biškį kraujo maišą, bet tai nieko čia. Normali, šiaip ne biškį, normali, nes čia pusė narių yra iš šeimos. O fuck, skeletas. Okay. Taigi jo, aš atsimint, kai čia rodžiau šitą vietą,
tipo, kad labai graži, čia tas upelis eina ir panašiai. Biškai perkraunant dženksus. Kaip rodžiau šitą tipo, kad graži vieta, tai va, ką atradau, plus plains. O kiek žinau, plainuose turi būti kiškių, bet kokia mums iš jų nauda realiai, jeigu jų neina, bryvint, tai yra daugint. Jo, čia biškai apšviečiau ir nežinau, gal čia ateityje reiks ką nors padaryti, kokį tiltuką pratiest. Nu, čia visokių planų gali būti. Čia tų beržų pasirodo miškas, po to ten dar toliau yra paprastas miškas. Aš ten dar toliau buvau nukalėjęs, tai ten toliau plains tęsiasi. Bet šiaip čia yra žiauriai gražios vietos, čia tokia va niša. Ir jo, taigi ką aš dabar sakau, šitas epizodas va toks va labai neilgas, tiesiog kad fermą parodo ir viskas. Tai ką aš dabar mąstau daryti ant kito epizodo, tai na, iš tikrųjų pamatysit, bet aš jau sakiau, tai aš mąstau, kad reiks keliaut dabar varyt ir parodysiu progresą, ką radau, žodžiu. Ir beje, man atrodo, kad tikriausiai plus dabar kai ką dar padarysim. Jūs tikriausiai numanot ką. Tikriausiai numanot. Tai jo, padarysim šitą dalyką ir aš tiesiog nežinau. Žinau, kur jį galima statyti. Bet iš tikrųjų tai aš čia nubėgau be reikalo, nes... net 3 užpildo, tai yra ta mėsa. Ok, taigi reikia pasidėti man visus daiktelius, aš nenoriu nieko turėti. Išskyrus šitą šūdiną pikeksą ir šūdiną kardą šitą. Ta kardą dar vis dar pataupysiu, čia armurius reikia sudėti. Ok, mėsos pasiliksiu. Ok, ir iš tikrųjų reikia vežtis man cobblestone'ų. 2 stakus bent, gerai 3, nes ten gali būti pavojinga. Dabar eina daryti didesnius portalus, man atrodo, bet ne mažesnius. Va tas ir gruzas, kad didesnius eina daryti, negu iš tikrųjų turi būti. Bet aš kai visada pasimu lygiai. Aš nežinau, ar dabar čia užtek. Dar vieną. Jas užteks. Lygiai paskaičiavau portalui. Jep. Fuck yeah, baby. Ir dabar bus žiauru. Šuniukas, manau, miręs skaitusi. Let's go. Tiesiog apsižiūrėti, kas gero, bet tai nuplikas, bet atsispauninsiu tik visą namą. Bet yra, jeigu kažkur atsispauninsiu, tai vis tiek netoli, aš žinausiu, kur namai. Prašau, nei lava. Yes! Yes. Lagas dar šiek tiek. Ne, lagina. Fuck. Gal žinau, ką reikia padaryti, kad nelagintų F3 ir S. Options, video settings. Jo, render distances padeda labai. Bet ir iš tikrųjų nedaug, aš jį numažinau. Taigi, okei, galim dar apstatyti, kad tikrai būtų saugiau.
Jie kablustono negali susprogdinti, taigi viskas čia puiku. Bet aš juos girdžiu, tai šitas yra gruzas. Ok, va toks va koridorius į ten. Visas portalas yra apsaugotas. Aukštų security levelių. Vis dėlto, žinokit, per saugus niekada negali būti. Tai aš dar sykį apgaubsiu tuo cobblestone šitą galą, nes aš jaučiu, kad jie yra iš šito galo čia kažkur va trinasi labai. Eik tu nachui, bjaurybė. Bjaurybė, ką čia ant žemės nusileidinėjai? Ateik ant žemės, kur vaselė? Ką? Gavau! Jo, fail. Gavau jau ašarą. OP. Nether Fortress vartai nematyti, ne? Ole, bet įsivaizduoju, kad žiauru būtų, taip, įsispaunam, karočiai, įsispauninam į Nether Fortressą. Ne, jie rimtai cobblestone nesprogdina. Tai aš tada dar, kad būtų tikrai saugu, pakeičiu kažkur čia dar tuo. Fuck. Pakeičiu čia dar tuo cobblestone. Netherako turim. Jo. Aš net per bjaurybę nepabaigiau to dastatyti. Nors šiek tiek dabaigiau. Ole, kaip tie baisiai kriaukia. Labai daug ugnies. Ok. Čia yra saugu, jie gali sprogdinti kiek jie nori. Čia yra fucking saugu. Na, dar galima šitai pratęst biškį. Fuck. Ok. Dabar čia tikrai nesprogdins. Žodžiu, dar galima prigriebti glaustaunų. Su glaustaunu. Biškį paframe drapinau. Down. Drop that tentra. Į frame drapę. Šiek tiek glapstaunų. Ties tik tai nejaugnį būtų puiku, kad jis neįkristų. Kol kas užteks. Bent jau vieną lempą, tai tikrai, redstone lempą. Nes aš glapstone paprastu... Kas man darosi glapstone? Aš jau paprastu tai tikrai nenaudosiu. Jo. Tai... Kas čia? Ne, nieko gero čia niekur. Čia viskas normaliai. Nei ne per gerai, nei ne per ką. Šiaip puikioje vietoje atsispaunino tas portalas, nes nekoko iš šiaurėje uždaroja, kad būtų sunku pasiklyst, bet eina padaryti va matomą tiesiog. Tai žodžiu, iškart jeigu keliausim, tai kažkur tai padarau raudyklę, čia kad jau link ten portalas. Ir iš toliau jau bus matyt, pavyzdžiui. Va. Link ten portalas. Tenai. Va. Puiku. Jeigu kur keliausiu, tai manau tik tai, kad kasiuosi. Jo. Taigi galim grįžti į sausuosius namus, puikiuosius. Įsdingius čia. Šiaip manau, kad gerai vietai padėjau portalą, nes nebus to suknis to burzgimų ir iškart pyzdinu ant laiptų, nes jau jaučiu... Tai kaip čia galiu spėti temti? Ole, frame dropina. Frame drop that tantran. Frame dropas.
žodžių. Kadangi labai lagina, tikrai ant šitos versijos žiauriai lagina, taigi aš žaisdavau Minecraft ir gali tikrai pasakyti, kad ant taip nelagindavau, taip seniau. Čia nuo frapsų, nes tik išjungiu frapsus ir iškart, bet ir kai pradedu filmuoti, nebūna lago. Palaukit biškį. Na va, tik išjungiau frapsus ir dabar va greit jungiau, tai vėl lagina. Na bet žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš Edit. Ir tada susitiksim kažkuriam kitam tam epizode. Tai jo, nepamirškit like buttonų. Iki.